Nu, agi neskaniai atrodo šita pic, kuri nėra kaip tikra pic, bet tiesiog sveikesnė jos versijai. Ir šitos picos pagrindas yra iš vos 3 ingredientų, tai grūdėtos varškės, kiaušinių, miltų ir aišku druskų su pipiriukais. Ir viskas, maišat, jeigu norit blenderiuojat ir dedat kepti. Ir jeigu dabar kažkas pamatė mano skardo, žviegėt, tai žinokit, čia ne mano, o dovanota markė Lidans nežiūrim. Kepimo laiką tokia kaip ir tiksliai nėra, tai tiesiog reikia stebėti, kol galiausiai apskrund tas pats. Tada per to laiko tiesiog susipjaustat ingredientus, kuriuos dėsit ant viršaus. Aš tiesiog pasinaudojau savo fantaziją ir dėjau beleko, kad būtų skanu ir sot. Tada ant iškepusią padą tepam pomidorų padažu, dedam sūrį ir vis kit savo tos ingredientus, ko jau susipjaustit, kas jums skaniai jau atrodė. Ir viskas, vėl dedat pakepti, tikrai nedaug, kokiai 10 minučių. Ant galo uždėjo dar špinatų, mano vyras sakė, kad skonis kaip omletą, bet man tikrai labai patika, greit, skan ir sveika.